Visiems iki mano gėlytės, aš esu Adelė ir šiandien aš matau savo paskutinę seriją, 7 seriją. Senas hotelas. Tai ką, sėkmės žiūrėti. Kokia labai skani arbata. Aha, aš šitas kokteilius iš kivių, tai nuostabus. Gerai, kad tu manęs... Dar taip ir nepaklausiu, kaip tau mano nauja šukuosena? Na jo, vis tokia lygiai tokia pat, tai biškai garbaną susidėjai savo. Jo, aš pradėjau, kad biškai man sugarbanot, nes maniau atsiboda būt su tiesiais plaukais. Dėl to aš vakar jum ir neatsiliepiau, nes aš kirpykloj buvau. Ai, tu šiaip jau galvojau, kad tu jau pradingai čia, aš jau biškai pradėjau nervuotis irgi tau skambinau. Aha, 5 kartų skambinai man. Jo. Tai va, ačiū, kad mane priimti ir ačiū, kad mane čia atvedė į šitą kavinę. Taip, čia atsimeni, kaip atstovėjau čia visą eilę, kad spurgų tau nupirkti, tada tu išėjai. Jo, ir biškai supikai, bet nesmarkiai. Na jo. Tai gerai, gal einam pasvaikščioti. Taip, einam. Kaip tik aš tau tą patį norėjau pasiūlyti. Nuostabu. Kas čia dega išvis? Kas čia dega? Čia muziejus dega. Nu, ne. Šitas... Čia muziejus dega. Čia nepaprastas muziejus, mama. O apkeiktas, a kaip jis dega? Prakeiktas, aišku. Tai dega, tai kažkas padarė tai. Dukrelė, dukrelė, kas tau nutiko? Dukrelė? Kas man? Dukrelė, kodėl tavo akys raudonas? Dukrelė, kokia tu čia kalba rado? Dukrelė, kur tu eini? Tavo paveikslai, ugnis, tėvoje prakeikė visus. Muziejus? Muziejų paveikslai, ilgai. Viskas gerai, abu. Kalbėjo Emilio. Dabar tu būsi kaip mes. Taip, čia taip. Eikit savo, tiek daug atsitiko, kad Adrianos nėra. Adėlė. Nu, kada tu mašiną turi? Adėlė. Ką? Jo, turiu mašiną, taip turiu. Adėlė, aš sužinojau tokį dalyką. Alija, man pasakė, su Alija kažkas atvyko, pats raudonas akis, jinai man pasakė, kad prakeiktas muziejus. Tai yra vartai į kažkokį pasaulį. Ir ugnis kažkokį paveikslą atveria, kažkokį portalą, ką ten jinai man prikalbėjo. Ir jinai kalbėjo Emilio kalba. Rimtai, kokią dar Emilio? Šokti. Aha, taip, jinai atėjo į mano namus, iš kur jinai sužinojo mano adresą. Ar tikimės praeitą kartą, kada mes susitarėm, kad mes gyvenam, kad mes apsitarėm. Kad žinot. Nu jau tai bet kodėl. Palauk. Tipo, pagal tave, tipo, tu būsi prakeikta, tipo, užkeikta tu. Ne, aš muziejus. Ne apie muziejų kalbėjau, jinai man dar padarė, kad tipo, aš tapsiu viena iš jų. O kuo aš tapsiu, tai neaišku. Bet rimtai muziejus dega. Reikia kažką galvoti. Palauk, atsimeni, kaip Emilis ten sėdėjo ir jisai ten kažkokią maldelę pasakė. A kaip jisai pasakė, jisai nepalietė paveikslų?
Ne, tiesiog jis... Jau dega, tada Palauk. išsipalėtė kažkokį paveikslą. Ne, jis skaitė kažkokį tai dalyką internete, man kai sakė, kai aš jį susitikau. Ir sakė, kad kai jis pamatė tokį dalyką ir pabandė pasakyti maldelę, tai ir pavyko jam. Ir pagalvojo, ar čia tiesa ar ne. Ir jam čia pavyko. Tada jis viską žino apie mus, kur mes būsim visą taip. Ir dabar jis sakė, kad jį kažkas stebi. Nu, supratau. Eik seneliui viską tai pasakyk. Gerai, tai... Palauk, aš jam galiu paskambinti. Imkime prie telefonas. Alio? Labas, senelė. Klausykit, ką aš jums dabar pasakysiu. Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai, kaip buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen. Amen. Kas vėl nutiko, broli mano? Klausykit. Nu va. Rimtai, aš netgi nežinojau apie šitą muziejų, tegul laimina tai Dievas, amen. Čia buvo, kur aš esu? Tu esi šitam prefekto muziejui ir visų pirma, tu atėjai su kažkokiam raudonom akim. Man Adėlė pasakė, kad pas Adrianą buvai atėjus, pasakė, kad tipo kažkoks čia yra portalas, ugnis kažkokia, tai ten nesupratau aš nieko. Ir tu dabar atėjai su raudonom akim, pamatai, kad šitie du paveikslai dega ir tu patapai normaliai. Bet gerai, bet kodėl aš buvau su raudonom akim? Nežinau, panašu, kad tave užvaldė kažkas blogis šitas. Kom? Oho, kokios čia keistos žinios. Tai ateik, Emilį, pažiūrėk, kokios čia žinios praneša. Emilį, viskas gerai. Emilį, kas tu čia negerai? Tu šakinėjai, kad tu čia guli, kad tu čia šakinėjai. Emilį. Nu, kažkas dega, kažkas tai dega. Kodėl tu šakinėjai? Kodėl tu šakinėjai, Emilį? Kažkas dega. Tai gerai, žinau, kad dega. Tai viskas gerai. Nežinau. Gerai, viskas, suskaup. Nu, atėjom. Dega. Dega šitie du paveikslai. O jų stoja. Nesudegė. Nu, Jie dabar normalūs. dabar jie yra normalūs, kaip buvo. Viskas, muziejus nebeprakeiktas. Nuostabu. O koks geras oras, netgi pasidarė šilta. Nu jo. Aš biškį nulipau žemyn, kad to dūmo nebejaus. Dėl to. Tai ką, biškį muziejų tai išgelbėjom. Tai gal reikia eit pas Emilį į svečius. Tai einam. O kieno čia mašina? Ai, čia Adrianas, mačiau. Ačiū, kad žiūrėjote mano šitą video. Tai su jais buvau aš ir Emilė, mano mama. Žodžiu, tai ką, dabar mes paruošėm visus veikėjus, kurie buvo. Nu tai pirma aš. Mama.
kuriuose momentuose buvau aš Alija. Nu tai aš senelis buvau, aišku, jau kaip matosi. Ir Alija, aišku. Dabar paklausit, kodėl aš be akių normalų, bet niekam. Supras, kad čia Alija. Tai va, kol kas mes tik yra veikėjai. Ir dar ne viskas. Dar kuriam ten tą, kad bankininkė buvo. Dar fifačka. Tai va. Nu tai visi šitie tai. Iki.